Maistą galime pasiekti rankomis. Remiantis klasikiniu supratimu, jei maistas yra parduotuvėje, į kurią reikia nueiti, o tam reikia apsirengti, o tam reikia atsikelti iš lovos, tai mus ir maistą skiria nemažai barjerų, kurie gali veikti kaip stabdantis veiksniai. Mitybos sveikumui tai yra gelbstintis veiksniai, į parduotuvėje dažniau perkame nesveikus produktus ir kenkiantis veiksniai, kalbam apie tai, kad nenusiperkam tinkamų produktų sveikai mitybai. Tačiau, jei maisto siekiame pelės kursorium ar virš telefono ekrano pakibusiu pirštu, tai beveik visi šie barjerai sunyksta ar net dingsta visai. Dažniausiai užtenka kelių pirštų judesių ir atsikelti nueiti iki durų, gavus kurjerio skambutį. Elektroninė maisto prekyba padarė gerokai lengviau pasiekiamą ir sveiką, ir nesveiką maistą. Elektroninė maisto aplinka, nors ir yra susijus su fizinė maisto aplinka, atneša ir naujų iššūkių. Čia maistą matom, esam raginami jį vartoti, mokėti už jį kiek kitaip. Tačiau bet kokiu atveju, kai kalbam apie maisto pasiekiamumą, būtina įvertinti abi maisto aplinkas - ir fizinę, ir elektroninę, tam, kad formuotumėm savo naudingiausią įprotį. Skanaus, taikos ir ramybės.